1-4 svečiuose pralaimėjo Jugoslavams, tačiau futbolas, kurį pademonstravo Lietuvos jaunimo rinktinė, sukėlė euforiją visoje šalyje. Vakar Kaune atkrintamosios Europos jaunimo iki 19 metų amžiaus futbolo čempionato rungtynės tarp Lietuvos ir Anglijos rinktinių baigėsi lygiosiamis 1-1. Mačas sutapo su Lietuvos futbolo sezono atidarymo švente, o pasiaukojantis vieningas ir gražus lietuvių žaidimas buvo didžiausia vakaro dovana futbolo gerbėjams. Po Ipswich Town puolėjo Dareno Bento 33 minutę pelnyto įvarčio svečiai laimėjo pirmąjį kėlinį, tačiau rungtynių pabaigoje 81 minutę rezultatą išlygino Panevėžio ekrano saugas Edgaras Česnauskis. Pusę šio įvarčio galima įrašyti visas rungtynes pasiaukojančiai žaidusio Vitalijaus Kavaliausko sąskaitą. Ypač pagirtinas jaunosios rinktinės ryžtas kovoti iki galo, nors pabaigoje ir atrodė, kad mūsiškiams gali pritrūkti jėgų. Daugelio specialistų nuomonė, mūsų rinktinės saugų linija jau primindavo geriausius lietuviškos futbolo mokyklos laikus. Pasak rinktinės vyriausiojo trenerio Irmanto Arbataičio, jo komanda buvo verta pergalės. Atsakomasis susitikimas vyks sekmadienį Notingeme.